Lankomės trečią kartą. Manau, progresą jau matom, galima bus pamatyti progresą pagal mūsų filmukus. Ir techninės priežiūros darbas susideda ne tik, kad dėžę pastatyti, bet ir viduj. Va, kaip pavyzdys, šiandieną ką teko pastebėti, kad kertamos priešgaisrinės pertvaros, bet vėdintojai nemontuoja niekur priešgaisrinių sklendžių. Tai iš esmės teks informuoti rangovą, tik užsakovą, kad kažkas tai ar jie pamiršo, ar neatkreipė dėmesio, nes dažnai tai būna. Ir manau, šioje stadijoje dar čia nedidelė bėda sustatys ir viskas. Tai ir vienas iš esminių reikalavimų, iš esmės tai yra priešgaisriniai visi dalykai, išlaikyti tuos sprendinius, kurie buvo suprojektuoti, nes būna dažnai užsakovai ir rangovai užmerkia akis, nereikės dar kažką, bet vien statyba nesibaigia viskas. Prasideda visokie priešgaisriniai tikrinimai, o mes, kai techniniai prižiūrėtojai, tvirtinam atitikti projektui. Tai yra, jeigu mes patvirtinom, kad pastatyta pagal projektą, tai turi būti išpildyti visi sprendiniai. Tikiuosi, jau sekantį kartą atvažiuosim, jau kvepės įkurtuvėmis.